Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pademonstruoti šių metų naujausius Engve miesto dviračius N1 Air ir N1 Pro. N1 Pro, dėl ko jis 500 eurų brangesnis už N1 Air. Be abejo, matome įspūdingą futuristinį dizainą. Midmotoras, reiškia, viduryje yra variklis, šiame dviratyje yra gale variklis. Abu varikliai po 250 W, tačiau Pro versija išvysto žymiai daugiau Nm. 80 Nm, šis modelis išvysto 40 Nm. Abu dviračiai turi 7 bėgių Shimano perjungimo sistemas, be abejo Pro versijoje šiek tiek aukštesnės klasės Shimano perjungimo sistema. Hidrauliniai stabdžiai yra Pro versijoje. Taip pat Pro versijoje yra įmontuotas, integruotas futuristinis ekranėlis su daugybė funkcijų, na, o priekinis vairas šviečia įvairiomis LED spalvomis. Ta galite daryti per naujausią Engve app programėlę savo mobiliajame telefone. Abu dviračiai turi SIM korteles. Tai reiškia, savo programėlėse jūs galite sekti dviračius, kur jie yra, lokacijas ir panašiai. Internetas yra jau pačiuose dviračiuose dabar. Kiti privalumai, šis dviratis išsijungęs N1 Pro nesistumia. Jo ratas užsiblokuoja dėl specialios svirtelės, kuri įlenda ir užblokuoja ratą. Taigi, appso pagalba jūs taip pat galite padaryti, kad niekas jo nepastumtų ir panašiai. Tik tai jūs galite tai valdyti. Daugybė įvairių funkcijų. Abu dviračiai pasižymi 28 colių miesto tipo ratais. Na, o nuvažiuojamas atstumas tiek šio dviračio yra apie 100 km. Todėl, kad tai yra 36 V 10 ampervalandžių baterijos. Šitas dviratis yra šiek tiek lengvesnis, 15 kg, prieš šį dviratį, kuris sveria beveik 19 kg. Tačiau jis yra, kad ir aukštesnių technologijų, kurios sveria daugiau, tačiau jos svoris daug neišsiskiria dėl karbono korpuso. Tai yra karboninis elektrinis dviratis už mažiau nei 2000 eurų. Na, šis yra ženkliai pigesnis. Na, dar paminėsiu, kad abu dviračiai turi torque sensorius. Tai prisitaikanti minimo technologija, kuri efektyviai leidžia naudoti jūsų baterijos pajėgumus, taip pat labai intuityviai jausti, kaip varikliui jums pagelbėti važiuojant. Jūs turite tai patirti. Tai yra naujausių technologijų 2025 metų dviračiai. Užsidega Engve logotipas. 1, 2, 3, 4, 5 greičio režimai. O paspaudus vidurinį mygtuką matom informatyvų. Vidutinis greitis, didžiausias greitis ir kiti parametrai, kuriuos galime nustatyti. Baterijos lygmuo. Dabar pasukime ratą ir pasižiūrėkime, kaip variklis padeda jam važiuoti. Štai, vos pasukau ratą, o jis jau taip daug sukasi dėl šio 250 W 40 Nm išvystančio efektyvaus variklio. O čia jau šiek tiek didesnis yra variklis įmontuotas į vidų, tačiau taip pat matosi, kad tai yra torque sensorius, viduje įmontuota magnetinė ritė. Šio dviračio dabar aš stumiu ir nebegaliu pastumti, jis užsiblokavo, žiūrėkite. Štai, jis užsiblokavo. Dabar, bet šitoj vietoje lindo svirtelė, tačiau aš dviratį įjungęs. Štai, girdėjosi, kad išlindo svirtelė ir dabar jau galiu dviratį laisvai stumti. Dviratis žino, kad tai yra jo šeimininkas. Įjungiame šiame integruotame displėjuje 5 pavarą ir pasukame ratą. Matosi, kaip griebė iš karto variklis, man bent jau jaučiasi. Ir išvystom iki 40 su viršum km/h greitį. Na, tai reikia patirti, tai yra lengvas futuristinis miesto puikaus dizaino dviratis, labai graži spalva. Na, sėdynė čia reguliuojasi standartiškai šiame dviratyje. Na, o Pro versijoje minimalistinis dizainas, kur vieną kartą susireguliuojame sėdynę ir taip ją paliekame. Dar Pro versijoje puikus privalumas, tarkim, į sieną nustatau žibintą ir galime įjungti arba ilgas šviesas, arba trumpas šviesas, žemiau arba toliau šviesti. Na, nesu matęs to dar elektriniuose dviračiuose, Engve stebina. Čia matosi, kad yra QR kodas, kurį nuskaičius atsisiųs Engve programėlę ir šitoje vietoje yra įmontuotos visas GPS įrenginys šio dviračio sekimui realiu metu. Visą tai surasti Engve programėlėje. Na, o jeigu turite daugiau klausimų apie šiuos arba kitus Engve ar kito gamintojo elektrinius dviračius, elektrinius triračius, keturračius, motociklus, čioperius,
elektrinius automobiliukus ir panašiai, nedvejodami kreipkitės į ilgamečius elektrinio transporto specialistus. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.